Pušys populiariausi medžiai Druskininkuose intensyviai sodinami ir rudenį, ir pavasarį. Druskininkų savivaldybėje siekdama kuo pigiau ir efektyviau atlikti miesto želdinimo darbus, įsigijo specialią medžių persodinimo įrangą, kurią naudojant pušelės išaugusios atokesnėse teritorijose, tinkamai nepažeidžiant medžio, išraunamos ir persodinamos miesto teritorijoje. Pasak Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko, mintis kurorte pasodinti daugiau pušelių kilo po to, kai mokslininkai ištyrė oro švarumą, rekomendavo sodinti kuo daugiau spygliuočių. Žinant, kiek aplinkui Druskininkus, aplinkui miestą yra savaiminio dygimo gražių labai pušelių, kurias žmonės tiesiog yra priversti iškirsti dėl to, kad vyksta statybos, tiesiami keliai, tai būtent kilo ta idėja, kad teko girdėti, kad yra pasaulyje tokia technika, toks specialus kaušas mažesniems, didesniems, augantiems medžiams persodyti. Tiesiog pavyko tokį įrenginį nupirkti ir šiandien dieną jau 3 metai sėkmingai yra persodinami medžiai, tie, kurie būtų iškirsti ir tiesiog sunaikinti, šiandien dienai persodinami ir puošia miestą. Miestą daro dar žalesnį, dar gražesnį. Šis kaušas, šis įrenginys, kuris kainavo virš 100 000 litų, atsipirko jau per pirmuosius metus ir šiandien dienai tiesiog tai yra daroma už darbų savikainą. Jeigu pažiūrėtumėt, pavyzdžiui, šitą pušis, kuri tik buvo pasodinta, tai maždaug medelinė, užsakant tokią pušį, nuperkant jos kaina būtų apie 3–4 tūkstančiai litų. Tai galima įsivaizduoti, kiek reikėtų pinigų savivaldybės biudžete, kad būtų pasodinti tie visi medžiai, kurie yra pasodinami kiekvieną rudenį ir pavasarį. Teko mūsų paslaugų ūkiui jau bandyti persodinti ne tik pušeles, bet ir kitus medžius ir beržus. Prigijimas galbūt procentaliai nėra toks geras, kaip pušų, bet taip pat prigyja. Šiaip maždaug tokio dydžio pušis, kiek jau tenka matyti ir stebėti, tai maždaug iš 10, netgi 20 prigyja maždaug apie 9 medžiai iš 10. Tai yra tikrai geras rezultatas ir tikrai tai verta daryti ir labai šaunu, kad tai buvo sumąstyta kažkada. Ir mes jau turėsime tuos žaliuosius plaučius Druskininkų vis didesnius ir didesnius? Plaučius mes turim tikrai nemenkus ir manau, kad jie tik tai didės, plėsis ir oras bus dar grynesnis, švaresnis, toks, koks reikalinga būtent šio regiono kurortui. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorė Birutė Janušauskienė sakė, kad užmiesčio gyventojai nori atiduoda gausiai dygstančias pušeles. Žmonės palankiai vertina, gražėja, gamta gražėja, visur žaliuojam, vietoj iškirstų atsinaujina ir parkai, ir va čia skverelį padaryti. Gražu, malonu visiems. Pušelės prigijo labai gerai, iš 120 pavasarį pasodintų 12 neprigijo, tai sakyčiau, kad labai gerai. Gal biškį sunkiau buvo su berželiais, mes juos sodinom iš 40, 6 neprigijo, o šiaip tai prigyja. Anksti pavasarį, va dabar rudenį ir jos prigyja ir auga. Atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas, medžius sodinti geriausia rudenį arba pavasarį. Tačiau metų želdinimo darbai Druskininkų savivaldybės teritorijoje jau baigti. Patvirtintos ir kitų metų medžių sodinimo schemos. Medelių sodinimą viešosiuose erdvėse tvirtina Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė. Medžių sodinimo schemos yra suderinamos su nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus specialistais. 2015 pavasarį želdinimo darbai sodinant medelius suplanuoti Veisiejų, Gardino, Taikos, Čiurlionio gatvėse. Ratnyčioje planuojama pasodinti berželių. Pavasarį atsižvelgiant į kurortį jau esamus želdinius, bus sodinamos ne tik pušelės, bet ir klevai bei šermukšniai. Vytauto gatvėje nuo Čiurlionio meno mokyklos link Nemuno pakrantės palei gatvę bus įrengta alėja, kurioje sužaliuos klevai ir kukmedžiai. Kiti medelių želdinimo darbai priklausys nuo vykdomų projektų, tačiau be abejonės graži medelių sodinimo tradicija kurorte bus tęsiama ir kitąmet.